Nu, paskut ką nors. Kas nutiko šiandieną, po 2 puikių rungtynių seriją? Nu, aš manau vis tiek, galima sakyti, pirmas tikrai neblogai žaidžiam, antras puikiai. Manau, mūsų komandai trūko atsistatyti. Aš jaučiu, nes vis tiek mes ir namie žaidėm iki galo, gal tikrai trūko truputį fizinio tokio, šviežumo tokio trūko. Nu ir aišku, nuo to šviežumo iš karto priklauso, pažiūrėkit, 22 tritaškis. Nu. Mes tuo metu, kai pirmavom 4 ar 5 taškais, 2 kartus tokius iš po krepšio prametėm, gavom stogą, galėjom nuveiti kokie 10 virš taškų. O mes nenuvėjom, jie užtaikė kelis tritaškius ir galima sakyti, ką, kaip sakyti, gal vyrai truputį ir palūžo. Kamuoliai laimėti, viskas tvarkoj. Aš manau, bet ne tame esmė, mes šiandien žaidėm iš vis ne tą žaidimą. Mes ne taip gynėmės, kai reikia, aš užtat ir sakau, gal čia dėl nuovargio. Nebuvo tokio, kad mes imtum kietai, jūs... Gal patikėjo? Ne, aš manau tikrai, ne, čia ne dėl, kaip sakant, leidom Šiauliam žaisti savo žaidimą. O jie atbulai, jie griežtai viską, nu mes neišnaudojom tą, ką mes tuose 2 rungtynėse buvom susitarę išnaudoti. Ir atrodo, visi viską žinojo ir tą momentą paėmėme, sužaidėm kaip susitarę ir mes padarėm rezultatą. Paskui jie vėl patys, paskui tokie piktuvai, nes 2 žmonės 3 daro, o 1 žmogus ar 2 nedaro. Ir paskui labai yra, aš manau, drausmės, taip, komandui pačioj trūko drausmės. Bet tai supranta, tai aš galvoju, komandai Šiauliai nėra to komanda, kur mes dabar taip visi, oi, prienai, nu, man parodė, kad komanda, kuri dabar netgi įtraukus kitas atvažiuotų, sakytų, 2 iš eilės mes laimėsim Šiauliuos. Aš labai džiaugiuosi, kad mes pirmas laimėjom Šiauliuos. Ir mes dar taipogi turim tą salės pranašumą aikštės. Jūs patys matėt, kaip pirmos rungtynės buvo. Galėjom laimėti, galėjom pralaimėti, ten sėkmės reikalas buvo. Mes pataikėm, jie nepataikė iš po krepšio. Taip, kad Šiauliai tikrai, jeigu tai paėmus, tikrai yra gera komanda. Tikriausiai nebūtų logiškai laimėti 3-0 pagal jėgų santykiai. Tikrai. Būtų aš ir pradžioje, sakiau, per pirmas rungtynės. Mes, jeigu būtum pralaimėję 3-0, būtų irgi mums labai jau kaip abydų. Aš manau tą patį, jeigu jie būtų pralaimėję 3-0, tai aš manau, sakytų, labai blogai, nepriklausomai, ir tu ten, kaip sakant, tu gali kovoti tą 4 vietą užimti ir gali 3-0. Tai sakytų, iš šono žmonės nusakytų, kaip, šiandien nepasipriešinau, 2 kartus namie pralaimėjau. Aš manau, jie tą suprato. Ir aišku, mes šiandien jiem tikrai mes davėm tą, kaip sakant, pasitikėjimą patys. Paimdavom, neužbėgdavom, nepaimdavom kamuolių pradžioj vėl, tai va tokius dalykus. Aš manau, čia mums tai labai, aš tai iš vis nežinau, čia jūs įsivaizduokit. Per sezoną žaidi, pavyzdžiui, rungtynėse, jeigu 3 per savaitę, ne? Tai visi mes rėkiam, nesąmonė, 3 rungtynės per savaitę, tikrai pavargs. Dabar įsivaizduojat, mes per savaitę žaisim 4 dėl bronzos medalių. Aš nežinau, aš ir LKL sakiau vyriausybei, jie sako, kad Šiauliai neturi tuo, dėl Šiaulių čia kaltės, nes salės neturi. Galit paklausti. Aš klausiau, kodėl tada negalit, kodėl mes negalim kas 3 dieną žaisti. Jie pasakė, pa Šiaulius nėra salės. Tai viskas tvarkoja rytoj. Mes galėjom sąlyginai pradėti ne 5, ne 4. Galėjom 7, dabar Prienai, Aš nežinau, aš manau, prie gerų norų, tai čia galima viską padaryti, bet aš manau, dėl 3 vietos negalima žaisti tokių rungtynių 4 per savaitę. Jūs pažiūrėkite, per savaitę Žalgiris ir Lietuvos Rytas žaidžia 2 rungtynės, kur žaidėjai tikrai geresnio fizinio pasiruošimo. Nors aišku, jie yra. Ir galimybės kitokios. Tai va. Kas nulaimėjo? Jam būna. Ką jam perdėt, ko jam ten perdeginėti? Ar per daug dėmesio buvo? Galėjai lyginti su Kobe Bryant. Va. Gerai.
Noriu tave pamatyti dar ne vieną kartą. Ką? Taip, dabar. Labą dieną. Tai gal vėl. Taip, nors šalta nėra, bet nepalieskim tradicijas. Šalta valas, dirbo aikštelėje. Kas kitaip buvo? Kaip nusiteikė dar kažką trečias rungtynės ir komandos buvo? Išėjom varžybos paskutinės, visi kaip sakant, mums kiekvienas dabar varžybos yra paskutinės, taip kad atidavėm visas jėgas, žaidėm kartu ir tiesiog nieko nežinau, tiesiog atidavėm visas jėgas ir viskas. Nu jo, bandėm stengtis visi, tiesiog gynėmės kaip komanda ir tiesiog šiandien galėtų būti ir nepataikė kai kurios metimus, kurios ir dažniausiai pataiko, bet šiandien galvoju neblogai ir gynėmės. Valdai lemiamą atkarpą buvo pergalė, tu užsivedęs keli epizodai tavo sėkmingi, visą komandą pakėlė. Aš nežinau, tiesiog darau ką, bandau tiesiog, kad atnešti kažkokią tai naudą komandai ir tiek, o čia vienas ar kitas epizodas, tai čia tik tais, kaip sakant, pavieniai epizodai. Tiesiog, man atrodo, visas varžybas šiandien neblogai žaidė. Kaip pavyko atsikratyti to susikaustimo dar kažko, tai kas buvo, sakykime, per antras rungtynės? Nežinau, tiesiog. Ką mes blogai susigynėm, jie pataikė tritaškius pirmam antram kėlinį, pajuto savo žaidimą ir paskui buvo sunku jas pavyti, viskas. Jie labai gerai lošia, kai pirmauja 10-15 taškų. Vienas bus sunkiau. Tikrai lengviau nebus, nežinau, eisim, kausimės, kaip ir šiandien bandysim. Tikslas, kaip sakant, pratęsti toliau kovą. Turit klausimų? Čia? Neklausėt, iš karto sakyti. Tai aš norėčiau taip. Kartais linkę taip karštai pult pasakyti, kodėl varžovai ten tiek įmetė, kodėl jūs blogiau pažaidėte. Aš galvoju, kad visų pirma, norint laimėti, reikia gerbti varžovų. Ir šioks toks, arba kiekvieno asmeniškai individualus tokia nepagarba, dar kažkas tai duoda varžovai tokį impulsą ir paskui jau sunkiai sustabdomas. Ir kada mes sakom, tai mes komanda, mes žaidėm visą sezoną gerai, pagarba rūdų. Kaip sakant, jie aršiausia dabar ne priešai, bet varžovai aršiausia. Bet pagarba, kad jie iš tikrųjų žaidė gerai. Jie vertino Šiaulius. Jie, kaip sakė man kolega, kad jūs tai trečią vietą užėmė, tai mums kaip impulsas žaidžiam kaip prieš geresnę komandą. Tai sunku, aišku, kautis, todėl kad varžovai gerai žaidžia, bet mes nekritikuokim, nepulkim matyti tik tai blogą, bet vertinkim, kad varžovai iš tikrųjų gerai žaidžia. Nes matėm pusfinalius, kaip žaidė Rūdupis su Žalgiriu, tai gražu žiūrėti. Ten, sakysim, dar nelabai fantastiškai pataikė, ypač Prienuose žaidžiant Laknis, kur su mumis buvo sėkmingos dienos, o ten nepataikė. Bet jie kaunasi, jie pajutė tokią azartą, jie visą sezoną gerai žaidė. Aš tai, kaip sakiau, man džiugu būtų, kad būtų Lietuvos krepšinio lygos varžybos panašios į Ispaniją. Kad bet kuri komanda gali laimėti, kad kautis čia su bet kuo žaisim, joks pavadinimas čia, joks miesto dydis čia lemia komandos. Tai puiku. Ir sakysim, pripažinti lyderiai Rytas, Žalgiris turėjo susikauti pusfinalį, tikrai nebuvo pasivaikščiojimas ir vieniem, ir kitiem. Ir dabar atkakli kova. Ir džiaugiuosi, kaip ir sakiau, tikiu savo komandą, tikiu vyrais, kurie supranta, kad negalima suklupti. Ir čia toks palyginimas buvo pergalės dienos proga, kad sakau, fašistinė Vokietija buvo atėjus 2/3 Rusijos užėmus. Bet pradėjo žmonės kristi po tankais ir
ir sustabdė, o šiaip gal būtų ir nuėję ten daug toliau. Tai ir mes, sakau, net nėra kur trauktis, mes nesakiau, kas už nugaros. Mes kaunamės dėl garbės, mes kaunamės dėl klubo, kiekvienas asmeniškai, nes galų galia kriskim ant žemės tos ir sakykime, kad vyrai, stop, jau nėra kelio. Aš džiaugiuosi, kad jau taip, čia tikrai nelengva. Kaip tai pavyksta? Čia galima kalbėti, bet reikia suprasti, kad žmogus kiekvienas yra gyvas, jis jaudinas, pergyvena. Ir džiaugiuosi, kad yra pajėgių žaidėjų, ką anksčiau esu minėjęs, klubo vadovybė pažiūrėjo, kad turim lyg tai nemažai tų žaidėjų, bet visus kartais neišnaudojimo atėjo, tai svarbios varžybų. Prekevičius, ką žaidžia puikiai. Vasilis, jeigu kiti daugiau šiek tiek pavargę buvo, tai va, įsijungė Raitis, mažiau žaisdavo arba nebuvo per visą sezoną. Aš džiaugiuosi, vyrai džiaugiuosi, kad jie supranta situaciją ir sakiau, nelaidokit mūsų. Koks laiko dėmesys? Kaip pakaks Kolega, ar pakaks laiko pailsėti? Nieko negaliu atsakyti tą klausimą. Darysim taip, ką galim, kaip bus, tai tiek jiem, tiek mums vienodas sąlyga. Gynyba prieš Latviją centravot, kas jums? Be abejo, kaip čia seniai posakiai, kiek galima lipti ant to pačio. Aš suprantu, jie šiek tiek sužaidė gal emocionaliai, taip prisėdė, nebuvo tokių proveržių, tokių kaip buvo Prienuose, kai žaidėm, bet čia nemenkina mūsų vyrų darbo ir visai kitokia gynyba. Prienuose psichologiškai sunkiau bus negu šiandien? Psichologiškai lengviau, tik tai fiziškai gali būti sunkiau, nes vis tiek reikia atlaikyti. Varžovai, va, ką sakiau, kad žais kitaip. Tai toks išorinis poveikis. Ačiū. Iki kito karto.